griauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valandą. Kalė ir kala į galvas, vienas laukia ne karys, bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau nei visas būrys. Po tuo vaizdainiuku, kuriame klausiau jūsų, o kiek iš jūsų esat pasiruošę mesti visą komfortą mieste ir už surinktus fantikus įsikurti kuo toliau nuo civilizacijos, buvo ir keletas tokių komentarų, pamastymų. Ne visai supratusiu, ką turiu omeny. O omeny turėjau, kad raut kuo toliau nuo civilizacijos, tai ir raut į lietuviškas džiunglės tikrąją to žodžio prasme. Tai tokias lietuviškas džiunglės. Į niekieno, atobiš visų žemę, susirast kokią nors aikštelę, prisivilkti ant akmenų, galbūt už surinktus fantikus įsigyti kokį nors plytų būsimam pečiui, prisivilkti rastų, už nusipirktus pjūklus, sakykime, pripjautų, tais naudojantis instrumentais, įrankiais, kuriuos jūs įsigysit už tos fantikus, pardavę savo komfortą miestuose. Ir va taip įsikurt toliau nuo rėdančios pragaran išprotėjusios civilizacijos. Kad niekas nepistų smegenų, kur išėjęs, sakykime, proslenksti, laisvai galėtum parėkaut, būtų pofik, koks ten kaimynas ką apie tave galvoja, ten susigadinsi reputaciją kokį nors ale normaliai mąstančių, kaip visi. Tai va tą ir turėjau omeny. Bet antras aspektas to, ką turėjau omeny, tai kad jūs atėjo į tokią vietą, kur nieko nėra, apšiai nieko. Sakykime, gerai būtų, kad netoli kur nors žinotumėt yra gerimo vandens šaltinis koks nors. Bet atėjo į tokią vietą, jūs nežino dar, pavyks jums čia įsikurti, ar nepavyks, kaip sako, 50-50. Bet šansų, tarkim, išgyventi užėjus kokiai nors katastrofai jūs turėsit šiek tiek daugiau negu tie likę mieste, miesčionys. Savo tose daugiau aukštėse dėžutėse, su užsikimšusiais kanalizuokais ir lakstančiais gatvėse maradiūrais. Ką paskatins tas nebaudžiamumas, kai sugrius visą tą civilizaciją. Sakysit, kad aš čia karksiu ir prikarksėsiu. Aišku, mintis materializuoja. Tas mano mažytis egregoriukas sukurtas apie šviesią ateitį, matyt, galioja. Būtent tik tai tokioje vietoje, kurią aš pasirinkau, čia nedaug, kiek aš čia sugebu įtakoti, čia aplink. Tas didesnis išprotėjusio pasaulio egregoras, kuriame daugelis ten pasiliks tam savo taip vadinamą komfortę. Jų tas materializavimas, pripliusavus ten tą švabalusias teorijas, kurios irgi materializuojasi, tas tai ir veda prie pasaulio griūties, eilinės pasaulio griūties, civilizacijos griūties. Ne pirmą, galbūt ir ne paskutinę. Tai galite vadinti mane kaip norit. Aš matau tą. Matau nesąmoningus tokius bandymus absurdiškus pažabot visus ir viską. Ir man tokia realybė netinka. Bet kadangi tenykštis egregoras yra didesnis, galingesnis už manąjį, kurį aš mačiau, savo bandau susikurti, tai sveikas protas diktuoja, kad geriausia pasitraukti iš anoto tenykščio didelio egregoro veikimo ribos į tokią sąlyginai laukinį reikalą, laukinę gamtą, džiunglės, kaip aš sakau. Ir bandyti susikurti čia savo gyvenimą, vos ne taip, kad nuo nulio. Irgi sąlyginai nuo nulio, nes visi fantikai pardavus, išparceliavus visas tas priemonės, kurios ten sukelia komfortą miestuose, gyvenvietėse ar sodų bendrijose. Turėtų būti investuoti į paprasčiausias kokius nors ten kirvius, pjūklus, kai kas ten sakė kažkokį multuką. Tam multukui reikia ir cinko. Tai į keletą dėžių vinių, kokių nors varžtų, atsuktuvų, oblių, plaktukų ir visa kita. Tam, kam nereikės elektros.
Kai užsibaigs visi civilizaciniai dalykai, galėsi ten naudodami savo fizinę mechaninę jėgą toliau ne nuo akmens amžiaus pradėti. Nu ir šitokį bičią irgi gerai turėti. Ar ne? Bartai? Žymi teritorija. O taip. Homo sapiensai. Myslykit. Myslykit. Auganti karta. Ai, kiek jūsų čia. Rapų žokai. Na, žinoma, kai tokiuose reikaluose yra bendraminčių, tai su tokiais ir smagiau, ir saugiau, ir patikimiau. Bet jūs turit tiksliai žinot, kad jie bendraminčiai laiko tą pačią vektoriaus kryptį savo mąstyme ir adekvačiai suvokia visą tai, kas aplink mūsų matricoje vyksta.